Wow. Labas rytas. Nu, laba diena, šiaip jau vidurys dienos ir turiu greit eiti, nes šiandien mano koncertas. Nežinau, kiek bilietų parduota, jau nebesigilinu. Šitą koncertą dar planavom su vadyba, aš vadybos nebeturiu. Ir dar aš likau su šito koncertu ir jis yra way beyond my financial resources right now ir aš nežinau, kada darysiu kitą koncertą. Bet ne tame esmė, tiesiog šiaip jaučiuos labai pavargus nuo tos Eurovizijos ir ką tik išsiskyriau su savo partneriu ir pavargau tiek dirbti. Noriu tiesiog mėgautis daugiau gyvenimu ir daugiau chillint. Tai kažkaip noriu sukaupti resursų šitam koncertui iki jo prasidėjimo šį vakarą, kad turėčiau ką duoti žmonėm. Ojojoj, nežinau. Einu gal išgersiu vitaminų. Labai daug kalbėjau kamerą pastaruoju metu, kaip jaučiuos. Instagrame istoriukus, ką išgyvenu, daug žinučių susilaukiu, daug nuomonių. Vieni sako, tai daryk labiau komercinę muziką, kiti sako, Goda, neparsiduok, daryk tai, ką tu nori daryti. Jo, neparsiduok. Tai, kaip matot, tų variantų gali būti visokių. Nėra vieno teisingo, bet, turbūt teisingiausia būtų tai, kas atrodo, kad širdžiai yra artimiausia ir gal, nes daugiau, kad neišprotėtum, reikia kažkaip ties vienu apsistoti. Ir man atrodo, aš norėčiau apsistoti ties širdim. Ties apsisprendimu savo širdimi. Tai va. Viskas bus gerai. Visi bus patenkinti. Koncertas praeis puikiai. Ir viskas, ką aš galiu pasakyti. Ko galima daugiau norėti? Kad visiems būtų linksma. Būtų gerai užsidirbti, bet panašu, kad neužsidirbsiu. Nes labai norėčiau iškeliauti kur nors. Bet tai gal iškeliausiu ir šiaip galvoju, ar reikia čia emigruoti. Tiesiog jaučiu, kad labai noriu išvažiuoti, kažkur išvažiuoti, kažką daryti kito. Nebesėdėti Lietuvoje, nebedirbti random darbus, tiesiog pamatyti daugiau žmonių, daugiau visokių vietų, skirtingų bendruomenių, įsilieti į muzikantų bendruomenės, į kūrėjų, džiaugtis gyvenimu, basically, semti saujom ir gerti į save visus tai naujas patirtis. Jo. Yes, okay. Jo, man atrodo, kaip siela nužengusi iš dausų į pasaulį, jinai nori kuo daugiau patirti džiaugsmo šitoj planetoj. Nes jinai smalsi, tokia vaikiška net. Jinai imli visokiom patirtim. Jeigu jos neuždūchinam visiškai. Aišku, visokių pamokų irgi reikia. Bet
vien tik pamokom negyvensi, reikia ir pasidžiaugti. Sniego